10 valandą ryto važiuojame mes į Varšuvą, į kempingą ir tam praleisim keletą dienų. Šalia to kempingo yra pramogų parkas ir vandens parkas. Nuvažiavom pusę kelio, liko dar valandą ir 30 minučių. Sustojom užsipilti kuro ir taip pat pavalgyti. Čia mes paėmėm kažkokį karbonadą su kopūstų salotom, pomidorų sriuba tokia įdomi, deda pomidorų su makaronais, taip pat įdomu. Tokie kaip chicken nuggetsai su bulvytėm, aš paėmiau sriubytę, kažkaip jinai vadinasi žiūrek, su kiaušiniu, mėsytė, kažkas tai įdomaus, tokio dar nesuragavusi. Ir irgi tokie kaip kažkokia mėsytė tokia ir kopūstai, lyg tai vakar valgė, kažkas sakė skanu ir burakėlių salotos. Taip valgom šiandien, mūsų pifusė laukia savo porcijos, atsigėri vandenuko. Sustojom čia labai, šiaip Lenkija labai patogus tie nuvažiavimai. Kas kažkiek laiko visada yra kažkokių kavinių kartu su degalinėm. Ir ar McDonald'ai, ar KFC mačiau, čia yra. Atvažiavom mes į kempingą, pradėjo lyti, ko aš labiausiai bijojau, kad kai mes būsim čia lys. Oras šiandien dieną buvo plus 26, dabar yra žymiai mažiau, gal plus 24. Jo, ir pradėjo lyti. Tai parodysiu tą kempingą. Kažkaip galvoju, gal kitaip bus, bet nieko, gerai. Čia yra, kaip suprantu, šitoj vietoje yra kempingas. Pakankamai didelė tokia pievelė. Yra va su kemperiais, kas atvažiavo. Iš tikrųjų tik kemperis. Ir dar yra tokia autobusiukas toksai atvažiavęs, daugiau nėra žmonių. Bet šiaip labai fainai, nes yra vaikam pažaisti. Padidinsiu, yra pažaisti vaikam šičia. Po to yra tokios kaip pavėsinės, yra tokia laužavietė, atsisėsti, taip pat barbecue kepti, futbolą žaisti vaikam, tinklinį. Pakankamai neblogai tas, o toliau va ten yra jau tas pramogų parkas ir vandens parkas, tai mes vėliau eisim į juos. Einu dabar į registratūrą, klausti, kur čia kaip ir žiūrėsim. Mes niekur neišeinam, mes čia pat esam. Čia pat, mes niekur neišeinam. Čia. Ar ne? Čia, jo. Ar ne čia? Ai, va ten? Ten įėjimas? Manau. Kodėl čia tafkės? Manau, kodėl ten mano tafkės? Aš ir galvoju, kur aš tas tafkės pamečiau. Ai, jos čia buvo. One hour later. Ne į tą pusę pastatym. Įėjimą. Va, palapinė pastatyta. Pifai nupirkom tokį va kablį. Tai dabar reikia pabandyti jį įsmeigti į žemę. Toks kablys. Ir kaip suprantu, čia tokia rankina padaroma. Ir va, reikia jį taip įsmeigti. Va, turim kol kas tiek, sunkiai labai einasi, bet neblogai. Va, įsukau, panašu, kad tvirtai. Turiu va tokį diržiuką, jau galima Pifą kviesti į namus. Mažiukas mano, vargšelis mano, paliktas, jis pasislėpė krūmeliuose, lietučio. Einam į palapinę. Bėgam.
prikabinam, все. Ir pifusė dabar gali vaikščioti, kur nori. Nori palapiniai gali būti, gali būti čia. Tokia didelė palapinė, 4 vietų, bet mes trupučiuką kitaip pasiskirstėm. Tai va čia yra tokios 1,40 m, 2 žmonėm gulėti, tai čia miegosiu aš, visai fainai čia. Čia yra kita vieta, iš tikrųjų 2 vietos yra šičia ir 2 vietos yra čia. Bet mes nusprendėm visgi vaikus guldyti atskirai, nes kartu jiem nepatogu, tai dar vieną paklojom šičia. Tai žiūrėsim, kaip bus. O tai pakankamai daug vietos. Čia va tokia labai ir 2 tokia palapinė. Tai va turim dar biškutį čia vietos ir palei. Ir čia trupučiu, tai kokią tašę ar kažką mes čia tikrai pastatysim. Taip ir tarėmės, kad jeigu jie guli atskirai, tai tada dedam tašę dar kažkur vat čia. Pifą turbūt guldysim čia prie įėjimo, tai kad jis galėtų laisvai vaikščioti šičia. Prie pagražinimai. Parodysiu tualetus, vonę, kas čia yra. Tai čia yra tokia kriauklytė. Indus išplauti. Tada čia yra nieko ypatingo iš tikrųjų. Galvoju, kad bus geriau, bet, ką turim, tą turim. Čia yra tualetai. Ir kaip aš suprantu, čia yra vienas dušas. Tualetas ir kriauklė ir dušas vienas yra. Bet nieko, mes čia praleisim tik 4 naktis. Manau, jeigu bus karšta, tai visai gerai turėtų būti. Tokia aplinka, čia yra kasos į pramogų parką. Čia va ta pievutė. Ten toliau yra viešbutis. Rytoj ir poryt bus daugiau žmonių, nes bus savaitgalis. Mes pastatėm tenai va. Čia yra tokia žaidimo aikštelė, kurio, žodžiu, jau labai daug vaikų dabar yra.